name of the trip. It's Demain on change tout. Tomorrow we change everything. It's the name. France, near Paris. Labai mažai mačiau, bet smagu, patiko. Ateisit rytoj? Būtinai. Patiko. Tas paukštis. Išraiška, sakyčiau, taip labai betarpiškai ir lėlės grožis. Venez nombreux, il va y avoir une tempête de plumes, de la musique partout et des choses étranges et extraordinaires. Il faut venir. O einam žiūrėti laivus, kol dar mažiau žmonių. Tai tiesiog Klaipėda susieta su laivais ir su mūsų gyvenimu. Ir džiaugiamės tom. It is the Ocean Scout Offshore Adventures. It's 49.5 feet and 20 odd tons empty, but with food and people about 30. Yeah, odd 30s. Yeah. We're all scouts from the UK, so all we're explorers. How are the tall ships races going on for you? It's go pretty well. We been number 5 in our class C, and we are quite satisfied with that. It's our first time in tall ship, and it's really a good experience for us. Sakau, kiekvieną vakarą praseinam, pasižiūrim, kas yra. Jau vakar biškai pamatėm, kad yra burlaivių ir nusprendėm šiandien perėti, pasižiūrėti, kas dar daugiau atplaukė, kokių gražuolių yra. Bet šita krantinė būtent dabar atrodo taip, kaip jinai turi atrodyti. Ir kada čia yra pastoviai tuščia, tai labai nyku yra. Ir žmonių net atrodo nėra nieko. Tai norėtųsi, kad tie laiveliai ne tik tame uoste stovėtų, bet ir čia stovėtų. Aqui nós somos do navio veleiro Cisne Branco, é o navio brasileiro que estamos agora nesse porto de Klaipėda, aqui na Lituânia. Estamos muito satisfeitos aqui com o porto e amanhã, a partir do meio-dia, vai começar a nossa visitação pública. Salam alaikum. عليكم السلام. أنا من سلطنة عمان. اسم السفينة شباب عمان 2. Hej, vi är från Sverige och vår fartyg heter Tre Kronor av Stockholm. We are from Sweden with the vessel Three Crowns of Stockholm. Atėjom pasižiūrėti laivų, vakare va ir mamą įsivedžiau, kad pasižiūrėti laivų. Kaip mamai, kuris laivas patiko? Kad dar būtų visi gražus. Dar tik pradžia, tik atėjom prie Danės. Ko laukiat iš jūros šventės? Svarbiausia, kad būtų geras oras, kad nesutrukdytų. O šiaip tai šventės, geros nuotaikos, muzikos geros.